Sol FM. Taigi, sveiki, mėlyjei Sol FM klausytojai žmonės, sugrįžtam jau į antrąją šios nakties laidos dalį ir, pastebėjau, kad pirmoji laidos dalis buvo ganėtinai ilga, todėl taip žmonės atleiskit, aš labai pasilgau jūsų, pasilgau šito mikrofono ir labai pasilgau šitų istorijų, todėl, nenustebkit, kad taip ilgai užtrunku. Mušinėjų transliavimo, asmeninius transliavimo rekordus, žinot, bet iš ties tie, kas prisijungia tik dabar, tai tiesiog priminsiu, nežinau, pastebėjusiu, kad šiandien kalbam iš esmės apie kelis televizijų pagrobimus, žymiuosius istorijoje televizijų programų pagrobimus. Tai pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie Kapitono vidurnakčio, tai Captain Midnight įvykusi televizijos programos pagrobimą, kuris įvyko 1986 m. balandžio 26-27 dienomis. Realiai galima sakyti, balandžio 20 dieną buvo irgi įvykdytas tas toks kaip ir pagrobimas, bet jisai buvo, toks testuojamasis, sakykime, pagrobimas, labai trumpos trukmės pagrobimas, tuo tarpu, jau tas tikrasis Kapitonų vidurnakčio žinutės ištransliavimas, sakykime, įvyko būtent balandžio 26 dieną, o tiksliau apskritai, sakykime, iš 26 dienos 27 balandžio dieną vidurnaktį. Iš viso, jeigu jau taip ūkiškai ir tiksliai, tai tas vidurnaktis jau skaitėsi balandžio 27 diena, tai gal tiesiog sakysiu, kad ta transliacija buvo užgrobta grinai vidurnaktį balandžio 27 dieną, sakykime, prieš rytą balandžio 27 dienos. Bet nesmė. Esmė tame, kad, pirmoje laidos dalyje kalbėjome būtent apie Kapitono vidurnakčio televizijos pagrobimą, kuris kaip ir buvo išaiškintas iki galo, tai yra tas asmuo, kuris buvo atsakingas už šitą įvykį, kaip ir buvo pilnai išaiškintas, tačiau dabar jau šioje antroje laidos dalyje kalbėsim apie Max Headroom incidentą, nežinau kaip tą kitaip pavadinti, bet irgi dar vieną kitų, sakykime, televizijos programų pagrobimus, atleiskit. Ir, jau šitie pagrobimai nebuvo išaiškinti iki šiol ir tikėtina, kad galbūt net ir niekada nebus išaiškinti, nes, čia iš ties keistas įvykis žmonės ir jo motyvai, nei tikslai, nei žinutė kažkokia nebuvo aiški. Iš esmės žmonės nelabai žino, kokia yra priežastis šio incidento ir, jisai ganėtinai kraupokas, net, gaila dėja, aš negaliu jums, žinot, kadangi čia yra radio stotis, aš jums negaliu ištransliuoti nieko daugiau nei garsas, aš jums negaliu parodyti vaizdo, bet iš ties keista transliacija, jeigu taip, sakykime, žiūrint televizorių, jums taiga pasirodytų šitą transliaciją, tikriausiai tokį nepatogumo jausmą sukeltų, žinot, bent jau man tai tikrai. Bet taip, iš ties gaila, kad negaliu aš jums to parodyti, bet galėsiu pamėginti paleisti keletą garso ištraukų iš to vaizdo įrašo, iš to transliacijos užgrobimo. Ir, nežinau, galbūt tai padės sudaryti tą tokį bendrą vaizdą, kas tai buvo per pagrobimas. Tai taip, iš ties žmonės, tęskim pačią temą ir dabar pereikim jau į būtent Max Headroom tą incidentą, tą televizijos programų pagrobimus, gal taip sakykime daugiskaitai. Tai taip, iš esmės tęsiant pačią esmę, tai aš jau minėjau praėjusioje laidoje, kad po tų pagrobimų, kurie įvyko, kuriuos atliko mūsų buvusios istorijos herojus, sakykime, veikėjas, sakau herojus, bet sakykime, galbūt tiesiog protagonistas, tas pagrindinis veikėjas, Jonas McDougal, jisai po jo tų sėkmingų pagrobimų ir jo sėkmingo nuteisimo, iš esmės žmonės vis dar domėjosi televizijos programų, galbūt, sakykime, likimų. Kaip čia pasakiau, žmonės norėjo išsiaiškinti, ar vis dar bus taikomas tas signalų skremblinimas, ar vis dar kiti televizijos transliuotojai vis dar taikys tokius, nežinau, vos ne monopolistiškus verslo modelius, kuriais yra siekiama apriboti vartotojų galimybės, sakykime, ir panašiai žiūrėti televiziją nemokamai. Ir iš esmės taip, televizijos programų galbūt tas verslo modelis nesikeitė, iš esmės tas skremblinimo technologija buvo vis dar naudojama, HBO iš esmės nelabai atkreipė dėmesį į tą Kapitono vidurnakčio, sakykime, žinutę. Taip, Captain Midnight veiksmai sukėlė didelį chaosą, galbūt HBO viduje, bent jau tam tikrą laikotarpį, bet tai tas chaosas, ta prasme, nelėmė jokių, sakykime, kaip čia pasakius, pokyčių, galbūt pokyčių televizijos industrijoje. Tai iš esmės tas transliavimas ir jo modelis išliko toks pats, kokį aš jį apibūdinau daugiau mažiau pirmoje laidos dalyje. Ir galima sakyti, tas modelis dar labiau evoliucionavo ir šiomis dienomis. Iš esmės šiomis dienomis dabar apskritai tie visi
tos visos prenumeratos, jų dar daugiau, ne bet kada, iš esmės aš jų net visų negalėčiau išvardyti, čia visi tie Netflixai, HBO Max, ta prasme, Telia Play, Go3, žmonės čia galėčiau vardinti amžinai, ta prasme, jų yra daugybė. Čia nori, jeigu pasižiūrėti kokį nors filmą, nori pasižiūrėti televiziją, iš esmės prenumeratų yra pilna, užsiprenumeravęs vis tiek pastebi, kad kai kurių kanalų nerodo, vėl reikia prenumeruotis, čia, žinokit, absoliučios bėdos, bent jau man, tiesiog viskas viename atrodo sudėtinga gauti, viską viename. Tai savame suprantama, šita bėda buvo dar ir tais laikais, tą 90-metį praėjusio amžiaus. Tai tęsiant toliau, iš esmės dabar jau nusikelsime į 1987 metų lapkričio 22 dieną, o dar tiksliau tai į Čikagą, kuri randasi, kaip žinia, Ilinojaus valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Abi šios istorijos susijusios su televizijos programų transliacijų pagrobimų yra realiai įvyko Jungtinėse Amerikos valstijose, jos yra realiai populiariausios ir labiausiai žinomos transliacijų, labiausiai žinomi galbūt, sakykime, transliacijų pagrobimai, dėl to aš pasirinkau galbūt šias temas, nes jie ganėtinai, šie pagrobimai yra ganėtinai gerai žinomi ir jie ganėtinai keisti, žinot, tai jie labai atitinka tą visą radio stoties estetiką būtent pasakot. Bet taip, televizijos programų pagrobimai nėra kažkas neįprasto ar negirdėto, reto. Apskritai, tai įvyksta kartais net netyčiom, kartais stipresnis signalas, anksčiau tais laikais, ta prasme, kartais stipresnis signalas būdavo paduodamas į netyčiom, vėlgi per neatsargumą, sakykime, paduodamas stipresnis signalas į palydovą ir tokiu būdu taip ištransliuojamas galbūt ištrauka kokia nors iš kito kanalo ir panašiai. Įvairių incidentų įvykdavo, bet, šie incidentai, jie atrodė tokie, labiau buvo sutapatinami su terorizmu, nei su kažkokiu neatsargiu veiksmu ar aktyvizmu apskritai. Tai tokie tokie šie incidentai, apie kuriuos aš kalbu, būtent čia jie daugiau sutapatinami su terorizmu, su nusikalstamom veikom, galima taip sakyti, ar ne, su nusikaltimais ir apskritai su piratavimu, su pagrobimu, tiesiog transliacijų. Tai savame suprantama, tai yra blogas dalykas. Tai tęsiant toliau būtent tą lapkričio 22 dieną, iš esmės nukentėjo būtent du transliuotojai, nes aš ką norėčiau galbūt pabrėžti, kad taip, aš vis sakau, kad čia yra pagrobimai, tai taip daug įskaita, nes iš esmės nukentėjo du kanalai, du transliuotojai, tai iš esmės įvyko du incidentai, berods yra tariama, kad buvo bandoma pagrobti jau trečią kartą, jau turėjo įvykti kažkur trečias incidentas su trečiu gal net kanalu, arba vienu iš tų dviejų, iš kurių transliacija jau buvo pagrobta, ta prasme, kanalų, bet dėl to trečio incidento aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, galimai tas incidentas gal buvo mėginama vėl pagrobti transliaciją, bet jau nebepavyko to padaryti, bet iš esmės oficialiai jau taip žiūrint labai paprastai, tai Max Headroom, šitas incidentas, apie kurį dabar pasakosiu šioje dalyje, jisai įvyko per du incidentus. Per būtent tą dieną, lapkričio 22 dieną, įvyko du pagrobimai dviejose skirtingose kanaluose. Ir tam reikalinga turėti nemažai žinių, tam reikalinga turėti nemažai technikos ir galimybių, to prasme, tą padaryti. Tai nėra tiesiog paprasto piliečio, noras ir kelių mygtukų paspaudimas, ar ne? Tai yra išties sudėtinga operacija pagrobti transliaciją ir dar šiuo atveju ne tik pagrobti transliaciją, bet ir dar ir ištransliuoti visą vaizdą. Nes aš jau minėjau pirmoje laidos dalyje, kad realiai ką mūsų minėtosios laidos dalies herojus, vėlgi protagonistas, gal labiau sakykim tas veikėjas Jonas McDougall padarė, tai jisai jo transliacijų išgrobimo atveju jisai tiesiog ištransliavo tą tokią statinę žinutę, ar ne, tiesiog keletą sakinių. Dabar šiuo atveju, kai mes kalbėsim apie incidentą, tai buvo ištransliuotas visas vaizdo įrašas, ta prasme, ir išties jisai buvo keistas, ar ne, ir jo jau ištraukas praėjusioje laidoje šiek tiek daviau pasiklausyti, pabauginti jūs, žinot, pradėti. Tai taip, iš esmės, Vienas kanalas, būtent 9 val. Vakaro, vėlgi, kaip ir minėjau, 1987 metų lapkričio 22 diena, apie 9 val. Vakaro, šiek tiek gal po 9, sekmadienis, ramus vakaras ir staiga televizijos programa, kurią transliavo dabar vėlgi šitų kanalų pavadinimu dabar 100% gerai neprisimenu, bet berods pirmasis incidentas, būtent šią dieną, tas pagrobimo incidentas vyko su transliuotos programos pavadinimu WGN-TV, berods taip. Tai ši programa televizijos yra staiga pagrobiama, ar ne, bet trumpam laikotarpiu, kažkur apie 20 sekundžių. Ne? Dabar kaip tas pagrobimas atrodo, tai iš esmės, tiesiog žiūrint televizijos kanalą, žiūrint šį televizijos kanalą, staiga
netikėtai ta transliacija persijungia į kažkokį kitą vaizdo įrašą. Paprastas vartotojas, paprastas žiūrovas, sakykime, to kanalo, tiesiog pagalvotų, galbūt čia įrašas sugedo, pats įrašas, kurį transliavo, ar ne, ir pačiam žiūrovui gali net neatrodyti, kad čia yra piratavimas ar, sakykime, tas pagrobimas transliacijos. Bet tuo tarpu transliuotojas, jis iškart pastebi, kad, čia kažkas pagrobė mūsų signalą ir kažkas transliuoja, nesąmonės, ar ne, bet kokias nesąmonės, kokias tik nori. Ir iš esmės aš jau minėjau, kaip tai veikdavo daugiau mažiau analoginių televizijos stočių atveju, ar ne, tais laikais pagrobti signalą reikėdavo tiesiog, savotiškai, taip labai jau ūkiškai tariant ir techniškai kalbant, tai tiesiog reikėjo turėti stipresnį signalą, ar ne, stipresnį galbūt siųstuvą ar kažką panašaus, kuris paduodavo stipresnį signalą. Ir kadangi stipresnis signalas nukonkuruoja silpnesnį signalą, realiai būdavo ištransliuojamas tas stipresnis signalas, ar ne, tai tikėtina, kad taip viskas ir vyko, kad čia šiuo atveju buvo transliuojamas kažkur netoliese pačios televizijos stoties, buvo ištransliuotas stipresnis signalas nei transliuojamas pačios televizijos stoties ir dėl to televizijos stoties tos minėtosios WGN-TV, transliuojama televizijos programa buvo užgrobta, ją perėmė stipresnis tas signalas. Tai iš esmės signalas, kaip ir minėjau, buvo perimtas apie 20 sekundžių per tą visą laikotarpį, viskas, kas buvo girdima, tai tik tais toksai dūzgimas, kažkas panašaus, aš čia jį trumpam paleisiu greitai. Taip, tai šitą dūzgimą berods girdėjot ir pirmoje laidos dalyje, jau prieš pat pabaigą, ar ne, prieš užbaigiant viską. Ir, kartu su šituo dūzgimu matosi ir vaizdas. Ir tame vaizde matosi, net nežinau, ką ir pasakyti, kažkokio žmogaus atvaizdas, ar ne, bet tai ne visai žmogaus atvaizdas, tai kažkoks tikėtina vyras, kuris yra užsidėjęs kaukę. Ta kaukė yra tokio žinomo tuo metu televizijoje žinomo personažo kaukė, Max Headroom. Tai Max Headroom tai buvo tokia kaip ir toks televizijos personažas ten Jungtinėse Amerikos valstijose, jisai dažnai rodydavosi reklamose, įvairiose Coca-Colos berods reklamose, aš bijau dabar suklysti, ir dažnai jisai vesdavo įvairias laidas tas personažas, jį vaidino toksai aktorius. Šiam personažui, išpopuliarėjant, buvo pradedama parduoti įvairiausią atributiką susijusi su šiuo personažu, tai tarp tos atributikos tikėtina buvo parduodamos ir kaukės šio personažo ir, tikėtina šis žmogus, jisai nutarė užsidėti šią kaukę ir suvaidinti šį personažą, ar ne, bet kol kas būtent šio pirmojo incidento metu net nėra girdima, kas yra transliuojama, ar ne, ką sako tas personažas, yra matomas tik tais personažo keistas elgesys, jisai taip keistai juda ir panašiai, bet tai akivaizdu, kad, čia kažkoksai nesusijęs visai dalykas, ar ne, nes, paprastam žiūrovui stebint šitą pagrobimą, sakykime, gal tai net neatrodys kaip pagrobimas, bet kaip ir minėjau, tai atrodo lyg, nei iš to įsijungia kažkokia visai kita transliacija, ar ne, lyg visai perjungtas kitas kadras, kuris nesuprantamas, ar ne, ir vėlgi, tas vyro elgesys nespėja atrodyti pakankamai keistai, realiai tos 20 sekundžių labai trumpai ir greitai praeina. Ir realiai taip, tuo užsibaigė tas pagrobimas, tas pirmasis incidentas, aš kaip ir minėjau apie 9 valandą, šiek tiek po 9 valandų vakaro, WGN TV užfiksuoja visą šitą dalyką, nes vėlgi jie daro įrašą pastovų. Ir aišku, jie nelabai žino, kaip tai galėjo atsitikti, nelabai ir galėjo spėti sureaguoti ar spėti viską užkirsti, nes realiai ir pats signalas buvo labai galingas ir dar prie to paties jie nurodė berods, kad tuo metu jie neturėjo inžinierių, kurie dirbo būtent pačioje televizijos stotyje, žinot, nes tikėtina, kad būtų reikėję nuvykti į pačią televizijos stotį, siekiant užkirsti kelią tokiam pagrobimui, būtų reikėję inžinieriui atvykti pačią stotį ir jau rankiniu būdu vos ne viską tvarkyti, žinot. Taip, mes čia kalbam apie laikus, kada, žinot, internetu taip visko nesutvarkys, tiesiog telefonu, žinot, čia taip ūkiškai tariant. Bet taip, tai čia aš ką kalbu, tai tą dieną čia buvo pirmasis Max Headroom incidentas, jų iš viso turėjo būti oficialiai tariant 2. Tai antrasis incidentas buvo kur kas keistesnis ir galbūt net ir, sakyčiau, šiurpesnis. Vėlgi, kaip ir minėjau, dar prieš tai anksčiau šiek tiek neoficialiai tariant, galbūt buvo 3 incidentai. Tas trečiasis incidentas, tai toks, kaip ir minėjau, neoficialus, tai tikėtina, kad kažkas bandė galbūt užgrobti kitą kanalą ar kažkurį iš šių 2 buvusių kanalų dar kartą, bet to padaryti nepavyko.
Bet čia vėlgi tikimybės ir neaišku 100%, bet kas 100% aišku yra tai, kad tikrai buvo bent 2 incidentai ir antrasis incidentas įvyko tą pačią būtent dieną, 1987 m. lapkričio 22. Šiek tiek vėliau po 9 valandų vakaro, tai jau išvis naktį, tai šiek tiek po 11 valandos nakties. Tai vėlgi dabar jau kalbam apie kitą transliuotoją, šiuo atveju dabar kito transliuotojo, berods pavadinimu WTTV, ar ne? Tai šio transliuotojo transliuojama programa, sakykime, televizijos programa buvo užgrobta iš viso daugiau nei 1,5 minutės, kažkur plus minus 1,5 minutės, tai 90 sekundžių. Tai čia yra žymus laikotarpis, žinot, kaip televizijos programai tiesiog prarasti tiek eterio. Vėlgi, pirmoje laidos dalyje apskritai eteris, kai aš kalbėjau apie vidurnakčio, kapitono vidurnakčio, sakykime, televizijos programos pagrobimą, ten eteris buvo iš vis pagrobtas daugiau kaip 4 minutės, tai ten iš viso, žinot, neįtikėtina, bet ten, aš kaip ir minėjau, buvo išsiųsta tiesiog statinė žinutė. Dabar mes kalbam apie televizijos programos pagrobimą, kuomet, nors ir jisai trunka trumpiau nei minėtojo kapitono vidurnakčio, sakykime, pagrobimas, bet jisai yra kur kas keistesnis ir dar jisai plus demonstruoja vaizdą, ta prasme, konkretų vaizdo įrašą. Tai iš esmės, kas atsitinka, tai taip, minėjau, antrasis incidentas įsijungia, nei iš jo, nei iš to transliacija yra pagrobiama, vėlgi paprasti žiūrovai, kurie žiūri, sakykime, tą sekmadienio naktį, tiesiog buvo prisijungę ir žiūrėjo televiziją, jie tiesiog netikėtai pamato visai tą, ko nesitikėjo, tai ta prasme vidury jų žiūrimos laidos, ar dabar aš bijau suklysti, kas buvo rodoma, bet berods Doctor Who, irgi gerai žinomas serialas, ta prasme, buvo tuo metu transliuojamas. Ir grinai vidury bet būtent tos transliacijos metu staiga įsijungia vėlgi tas pats Max Headroom, ar ne, vėl tas žmogus užsidėjęs Max Headroom kaukę. Ir šį kartą yra transliuojamas kur kas ilgiau ir yra girdimas garsas. Dabar vėlgi tas garsas, tas visas audio įrašas, prasme, kas susijęs su garsu, tai yra labai sunku nustatyti, ką tiksliai tas personažas sako. Aš dabar greitai paleisiu jums tą įrašą tam, kad suprastumėt, apie ką aš kalbu. Pabandykit suprasti, ką jisai šneka šitas personažas. Aš čia taip trumpai labai greitai paleisiu keletą ištraukų iš to vaizdo įrašo, ar ne? He's a freaking nerd. I think I'm better than Chuck Swirsky. Freaking Catch the wave. I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. My brother is wearing the other one. Tai taip, tikėtina tie, kas supranta anglų kalbą, sakykime, galbūt keletą, gal kokių nors frazių supratot, bet net jeigu ir supratot viską, vis tiek tos frazės atrodo padrikos ir labai keistos ir labai sunkiai suprantamos, ar ne, atrodo, nesuprantama, tiesiog išties nesuprantama, ką tas žmogus sako ir apskritai yra sunku suprasti net žodžius pačius, nes pats garsas, ta prasme, ištransliuojamas, jisai yra labai, labai prastos kokybės ir tikėtina buvo naudojami kažkokie filtrai, kad pats transliuojamas garsas būtų moduliuojamas ir modifikuojamas iš karto įrašant jį. Bet iš ties, ką mes matom vaizdo įrašo metu, tai aš čia pabandysiu jums apibūdinti, aišku būtų buvę žymiai geriau, jeigu aš galėčiau jums tiesiog parodyti, bet kadangi tokios galimybės neturiu, tai aš pabandysiu jums atpasakot, ką žmonės mato. Tai jie vėlgi mato tą patį žmogų ir neužsidėjusi tą Max Headroom kaukę, ar ne, jisai, tas žmogus visai juda, kraiposi ir panašiai, jisai šneka tokius dalykus kaip, keistus dalykus, kaip, kad pavyzdžiui, jis moksliukas, jam pavyko, kad čia žinutė visiems, sakykime, moksliukam ir net nežinau kaip tą išverst, man tiesiog labai keistai pačiam atrodo, ką jisai sako, jisai kalba apie įvairias pirštinės, kurias mūvėjo jo brolis, kad galimai jisai turi brolį, purvinos pirštinės, žmonės tiesiog visiškas nesąmonės jisai kalba ir kai kurios iš frazių, kurias jisai pasako, yra frazės, kurias, naudoja pats personažas, pats Max Headroom
savo reklamose Coca-Colos berods, ten ta Catch the Wave ir kažkas panašaus, tai kai kuriuos dalykus, kuriuos, ištarė šis žmogus, sakykime, šis transliacijos pagrobėjas tikėtina, jisai tiesiog atkartoja tam tikrus žodžius iš reklamos ir iš to paties televizijos personažo, to Max Headroom, ar ne? Tai savotiškai taip tik tais galiu tą paaiškinti, ten kažkokios konkretaus grasinimo ar žinutės, kaip ir nėra nieko pateikiama, ar ne, nežinau, gal tai savotiškai pats visas šitas užgrobimas yra kaip savotiška žinutė, kad kažkas gali pagrobti įvairiausių televizijos kanalų transliacijas, gal čia yra toji žinutė, kuria savotiškai yra grasinama, bet pačioje vaizdo įrašo transliacijoje, joje taip neatrodo, nes ten nieko realiai nėra pasakoma. Bet vėlgi, tęsiant toliau, jeigu taip analizuojant tai, kas yra pasakoma tenais ir kalbama toje transliacijoje, tai iš esmės, jau prieš pat pabaigą tos transliacijos, tai staiga, tas personažas, tas žmogus, kuris vaidina Max Headroom, jisai pradeda, sakyti, kad jie ateina manęs, čia taip cituojant, ir, jisai pradeda rodyti įvairiausius nemandagius gestus ir nepadarius labai žmonės, čia aš net nežinau, kaip tą pasakyti, tiesiog rodo televizijos visiems žiūrovom vidurinį pirštą, pradeda rodyti savo nuogą užpakalį, ar ne, tu prasme, ir per tą jo rodomą nuogą užpakalį pradeda, mušti atėjus, taiga mergina, tikėtina, ta prasme, į kadrą. Nei vieno iš šių žmonių veidų, aišku, negalima matyti, tai, ta prasme, žmogaus, to vyro, kuris apsimeta Max Headroom veidą, aišku, savame suprantama, uždengia kaukę pačio Max Headroom, o merginos, kuri, mušo per užpakalį, jį iš esmės jos veido irgi neįmanoma pamatyti, nes jisai yra už kadro. Tai, savotiškai, ką tai leidžia padaryti, tai tokia išvada, kad, čia keletų žmonių galbūt planas ir savaime suprantama dar, kad tai nėra tiesioginė transliacija, kad tai nėra, kad žmonės kažkokiam kitam pasaulio gale sėdi studijoje ir daro tokius dalykus, ar ne? Ir visą tą laiką dar, viskas vyksta matomam tokiam fone, kuris, atrodo kaip toks geometrinis fonas, tai vėlgi čia yra siekiama matomai su ta transliacija ne tik, kad ir paslėpti visą tą lokaciją, sakykime, ir visą tai, kur viskas vyksta, sakykime, kur viskas yra filmuojama, bet ir kartu bandoma sudaryti tokią estetiką, kurią sudarydavo, pats to meto TV personažas, tas Max Headroom, nes tie, kas galbūt esat matę tų transliacijų, tai tenais transliuojant Max Headroom, tai tenais matosi, kad jisai fone už jo yra kažkokios kaip geometrinės tokios figūros, kažkas panašaus, tai čia buvo bandoma padaryti tokį efektą, bet labai ūkiniu būdu, atrodo tokios kaip metalinės plokštės yra sukinėjamos aplinkui visaip, ta prasme, šitą personažą ir tą tokį bandoma atkartoti tą efektą tokiu rankiniu būdu, galima sakyti, bet iš esmės žiauriai keista, nesakykit žmonės, kažkoks vyras, kurio užpakalį vėliau muša mergina, visą tai pademonstruoja prieš televiziją, nežinau, savotiškai yra juokinga ir šiek tiek kraupu, žinot. Tie žiūrovai, kurie tiesiog norėjo pasižiūrėti, žinot, Doctor Who, tą serialą tiesiog staiga pamatė vyro užpakalį, kurį muša kažkas ir, nežinau, ar kiekvienas norim tą pamatyti, įsijungia televizoriaus ekranus, žinot, televizijos programas, bet tai išties buvo netikėtas dalykas ir, taip, ką aš galiu pasakyti, reikėjo atlikti tyrimą, reikėjo išsiaiškinti kaltininkus, kas vis dėlto tą sugebėjo padaryti, tai išties negalim atleisti tokio dalyko, ar ne? Tai aš jau minėjau berods pačioje pradžioje, kad niekam nepavyko išsiaiškinti vis dėlto, kas šitą dalyką padarė. Aš jau minėjau, kad pirmoje laidos dalyje įvykęs pagrubimas buvo iki galo išaiškintas ir jo kaltininkas buvo nustatytas, bet šiuo atveju kaltininko nustatyti nepavyko. Ką pavyko nustatyti, tai tiesiog tos padrikus, kelis faktus, kuriuos aš jums pabandysiu išdėstyti, bet, kažin ar jie padės kažką mums šiandien išspręsti. Tikėtina, kad šiandien Max Headroom transliacijos tas pagrubimas ir išliks pagrubimu, kuris, yra mislė, kuris liko neatskleistas. Tai pabandykim išsiaiškinti faktus, kas vyksta šiuose transliacijose, kas įvyko šiuose pagrubimuose, šiuose 9 valandos vakaro pagrubimuose ir pagrubime tiksliau ir šiame vėlesnėme 11 valandos nakties jau pagrubime, ar ne? Tai akivaizdu, kad abudu pagrubimai yra tikėtina, kad susiję, nes vėlgi transliuojamas tas pats žmogus su ta pačia kaukė ir tikėtina toj pačioj vietoj, sakykime, ir panašiai yra daromas tas pats vaizdo įrašas, tiksliau ištransliuojamas tas pats vaizdo įrašas ir vėlgi aš pabrėžiu, kad čia yra vaizdo įrašas, tai nėra tiesioginė transliacija, kaip mes įsivaizduojam, tai yra matosi, tiksliau pats paleistas įrašas, jisai turi kadrus,
Tiesiog yra perjungiami kadrai berods vienu momentu ir tai reiškia, kad tai nėra tiesioginė transliacija, nebent yra filmuojama aišku kadrai iš kitos pusės ir panašiai, bet čia yra kadras iš tos pačios kameros, kuris, tikiuosi suprantat, ką turiu omeny. Iš esmės tai leidžia daryti tokią kaip ir išvadą, kad tai nėra tiesioginė transliacija, tai yra kažkieno jau padarytas įrašas iš anksto, kuris buvo ištransliuotas, ta prasme, visiems, užgrobiant tas televizijos programas, tas įrašas buvo ištransliuotas. Tai nebuvo daroma tiesiogiai. Tas elgesys keistas ir tie keisti juokeliai, kurie nesusiję tarpusavyje, jų paaiškinti nelabai išeina. Tikėtina, kad žmogus vaidino tam tikrus personažus ir visa kita, jo žodžiais neįmanoma nustatyti konkrečiai, kas kaip yra susiję, kai kurie žmonės bandė, ta prasme, kai kurie tyrėjai bandė apskritai suprasti galbūt esmę ir rasti kokį nors gilesnį dalyką tose žodžiuose, kuriuos ištarė tas personažas, bet kiek man pavyko išsiaiškinti, kad nelabai kam ir pavyko sužinoti, ką reiškia tie žodžiai. Ir tikėtina, kad jie ir neturi kažkokios reikšmės. Ten tiesiog žmogus galbūt, kuris juokauja, galbūt keistai, savotiškai juokauja. Ir kalba nesąmonės. Nežinau, ką ir pasakyti, tiesiog pliurpalai. Ir, tęsiant toliau, ką toliau galima išsiaiškinti, kad galimai šiame dalyke dalyvavo kažkur apie 2 žmonės arba galbūt daugiau. Kaip ir minėjau, pačioje transliacijoje matoma, kad, joje dalyvauja 2 žmonės, tai vyras ir mergina, ir galbūt dar yra trečiasis atstovas, kuris galbūt visą aparatūrą palaiko galbūt ir visą filmavimą, bet vėlgi kai kurie žmonės teigia, kad galbūt to būtų ir užtekę visą tai ištransliuoti vieno žmogaus darbo, kad galbūt tie filmuoti įrašai buvo padaryti, kažkieno kito apskritai, o vėliau jie buvo ištransliuoti dar kažkieno kito, užgrobiant pačias televizijos transliuotojų programas. Tai dabar aš jau minėjau, kad pati transliacija truko šiek tiek daugiau nei minutę, 1,5 minutės, kažkur 90 sekundžių. Tai išties gan žymus eterio užimtumas, ar ne, daug laiko kažkas atėmė, ar ne, iš eterio. Ir aišku, paklausit, kodėl taip ilgai užtruko viską ištaisyti, bet žmonės nepatikėsit, bet realiai ta transliacija pasibaigė tada, kada ją nutraukė patys tie piratai, sakykime, kurie užgrobė transliaciją. Tai realiai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie transliuotojai, kurių programos buvo pagrobtos, jie neturėjo jokių pajėgumų ar galių kažkaip nutraukti šitą pagrobimą. Tai tiek ir pirmojo incidento metu, ten po 9 valandų vakaro, susijusio su WGN TV, tiek ir antrojo incidento jau po 11 valandos nakties metu, susijusio su WTTV. Ta prasme, atveju, abiejais šiais atvejais, abiejų šitų incidentų metu, jokie inžinieriai, niekas neturėjo jokių tokių kaip ir techninių galimybių viską nutraukti. Vėlgi, aš jau berods ir minėjau, inžinierių pačioje lokacijoje, pačioje stotyje, sakykime, televizijos stotyje nebuvo tuo metu ir jie negalėjo rankiniu būdu nieko išspręsti. Todėl realiai reikėjo tiesiog laukti, kada pats pagrobėjas nutrauks transliaciją. Tai realiai ta transliacija ir buvo nutraukta pačio to pirato, to transliacijų pagrobėjo nuožiūro. Jisai ištransliavo tą keistą vaizdo įrašą ir nusprendė viską nutraukti. Tikėtina, kad pirmasis incidentas, kuris truko vos apie 20 kažkur sekundžių, gal mažiau berods, tikėtina, kad tenais jisai buvo, to incidento metu buvo ištestuojama galbūt įranga, ištestuojama ta galimybė pagrobti galbūt transliaciją, o tuo tarpu jau antrasis incidentas ir buvo jau tas tikrasis, sakykime, incidentas ir tas tikrasis pagrobimas, kurio buvo siekiama. Ir jau kai pavyko ištransliuoti visą vaizdo įrašą, savame suprantama, nėra ko daugiau jo kartot ar kažką rodyti daugiau, tiesiog jis buvo nutrauktas. Ir realiai tuom ir viskas pasibaigė. Bet žmonėms šitas dalykas įsiminė, žinot, žmonės vis tiek apie jį galvoja, nes vėlgi nors tai ir tik tais 1,5 minutės savotiškai čia tai pasižiūrėjus. Ir vėlgi beveik vidurnaktis daug kas net nebūtų žiūrėję, ta prasme, televizijos programos. Bet daugam įsiminė šitas dalykas, todėl ir daugybė žmonių pradėjo kreiptis į televiziją, kas čia atsitiko, kodėl tokias nešvankybės rodo, žinot, vyrų užpakaliai mušami ir panašiai, kas čia per nesąmonė. Ir daugybė bėdų ir aišku, kaip ir minėjau, visi dėjo įvairiausias, ta prasme, tiek ir transliuotojai dėjo įvairiausias pastangas, didžiausias įmanomas pastangas, ta prasme, kad išsiaiškinti, kas tą galėjo padaryti. Ir vėlgi, šiuo atveju išsiaiškinti manoma tik tai, kad ko reikėjo, kad tą įvykdyt, ta prasme, bet kas tą galėjo padaryti, tai neįmanoma išsiaiškinti, iš ties. Todėl man yra šiek tiek gaila, kad aš jums negaliu pateikti kažkokio konkretaus atsakymo, galiu tiesiog spekulacijas jums čia išdėstyti ir panašiai, bet tai iš ties vis tiek, manau, šita mislė, kas tai galėjo padaryti, išlaiko ir tą tokį savotišką
nežinau, savotišką įdomumą kalbėti tokiomis temomis. Pripažinkit, žmonės, būtų neįdomu, jeigu aš jums tiesiog papasakočiau istoriją, kuri yra iki galo užbaigta ir iki galo išaiškinta. Šiuo atveju ne, šita istorija iki galo nėra išaiškinta, niekas iš tiesų nežino, kas galėjo atlikti šitus užgrobimus. Priešingai nei taip, kaip pirmoje laidos dalyje minėjau, patys užgrobimai buvo išaiškinti iki galo, šie užgrobimai, jie nebuvo išaiškinti ir iki šiol nėra išaiškinti ir tikėtina, kad niekada nebus išaiškinti. Įtarimų yra įvairiausių, kas tai galėjo padaryti, kai kurie mano, kad mūsų pirmoje laidos dalyje šios laidos minėtasis Jonas McDougall, galimai jisai galėjo padaryti šitą užgrobimą jau antrą kartą, jau po to, kai jisai buvo nuteistas, jisai galbūt iš to įniršio nusprendė dar kartą šitą dalyką ištransliuoti, bet tikėtina, kad ne, nes čia visiškai išsiskiriantis, ta prasme, visiškai kitokia žinutė yra išsiunčiama ir visiškai, kitoks turinys, atrodo, yra kitokio turinio pažeidimas jau atrodo padaromas, ar ne šiuo atveju yra, tai tikėtina, kad čia ne jis tai padarė ir apskritai jisai kitoje valstijoje berods gyveno, tai jam net, čia būtų labai nelogiška jam keliauti iki kitos valstijos, padaryti pažeidimą ir tada grįžti atgal namo ir, toks, nežinau, gal jisai buvo atkeliavęs, bet aš labai abejoju. Jisai techniškai galbūt ir būtų buvęs išprusęs pakankamai, kad suprast, kaip tą padaryti, bet šitą pagrobimą, ta prasme, bet tikėtina, kad ne jis tą padarė tikrai. Čia tiesiog spekulacija ir, to įrodyti nelabai išeis mums, ypač jau šiomis dienomis, tikrai. Ir galų gale, pats tas, sakykime, ta senatis priimti apkaltinamąjį nuosprendį iš esmės jau kaip ir suėjo berods, todėl net ir jeigu pavyktų išsiaiškinti žmonės, kurie šitą dalyką padarė, tai tikėtina, kad jie nebūtų nuteisti, ta prasme, net neaišku, ir iš visų pavardės būtų išaiškintos, ta prasme, visiems viešai pasakytos. Bet, iš to, ką man pavyko išsiaiškinti žmonės, niekas nežino, kas vis dėlto tą padarė, kas vis dėlto šios pagrobimus įvykdė. Ir jie buvo išties keisti. Ir išties kraupus, gal net sakyčiau, ar ne, nes, sakau, tas elgesys keistas, tas keistas garsas, ta prasme, garso filtrai įvairūs naudojami. Ir taip, ką pavyko tiesiog išsiaiškinti, kad tai galėjo būti daugiau nei vieno žmogaus darbas, kad tikėtina, kad pats pagrobimas įvyko žmonėm, tiem piratam būnant netoli pačių transliuotojų, tai yra vėlgi tos televizijos stotis, jos stovėjo aukštai, sakykime, pastatuose buvo įrengtos ir panašiai. Ir tikėtina, kad tie, kas norėjo pagrobti transliaciją, turėjo būti kažkur netoliese, turėjo būti kažkur akiraty tų šitų stočių. Tai tikėtina, kad vienu atveju, kai 9 val. Vakaro buvo pagrobta viena stotis, tai buvo galimai galbūt žmonės važiavo su automobiliu ir galbūt netoliese tą pagrobimą darė su savo vežama kokią nors įrangą. Ir galbūt vėliau po vieno pagrobimo, po pirmojo to incidento 9 val. Vakaro, jie pajudėjo su automobiliu vėl iki kitos vietos 11 val. Vakaro ir vėl tą patį padarė su kita jau stotimi ir jau normaliai, sakykime, ūkiškai tariant, jau užgrobė signalą. Čia tiesiog spekulacijos, bet iš esmės, kas yra teigiama, tai kad žmonės turėjo būti tie pagrobėjai, kurie vykdė viską, jie turėjo būti labai arti pačio signalo siuntimo, ta prasme, pačios televizijos stoties, sakykime, lokacijoj. Ir, tęsiant toliau, galbūt ką mes dar galim žinoti, tai vienas inžinierius, kuris dirbo su šiomis televizijos stotimis, jisai teigia, kad realiai tą pagrobimą galėjo padaryti jo nuomonė, nebent žmogus, kuris iš esmės dirbo pačiose šiose įmonėse, pačiose šiose transliuotojuose. Vėlgi, šios televizijos stotis, jos turi daugybę darbuotojų, tikėtina, kad jie ir daugybę darbuotojų atleidžia tenais Jungtinėse Amerikos valstijose, todėl tikėtina, kad jie galbūt gali turėti kokių nors darbuotojų, kurie yra nusivylę tokiu darbdavio sprendimu, žinot, atleisti iš darbo. Ir taip, kai kurie teigia, kad galbūt įtarimas turėtų būti labiau susietas su vidiniu įmonių, sakykime, darbuotojų nepasitenkinimu, ar ne, kad galimai šitą dalyką padarė ne išorės kažkokie piratai ar žmonės, kurie gerai išmano radio ir televizijos ryšius, bet žmonės, kurie dirbo jau su televizija ir buvo dirbę būtent tose televizijos transliuotojose, ar ne, ta prasme, tose įmonėse, kurios transliuoja televizijos programas, kad tikėtina, kad iš tų pačių kanalų darbuotojai galėjo šitą pagrobimą padaryti. Šis inžinierius vėlgi jisai remiasi tuo, kad realiai tokį pagrobimą padaryti reikėjo visų pirma gerai žinoti tuos vidinius procesus, kaip viskas veikia. Nebūtų užtekę tiesiog turėti pakankamai gerą įrangą, bet būtų reikėję ir tam tikro
tam tikrų technologinių žinių, kurias galėjo žinoti tik tais, vidaus darbuotojai. Ar ne, kaip ir tas inžinierius yra vidaus, ta prasme, vienas iš vidaus darbuotojų, ar ne, tų transliuotojų. Tai jisai lygiai taip pat žinojo, kad tokio pobūdžio pagrobimą galėjo padaryti tik tais kiti irgi inžinerinės žinias turintys vidaus darbuotojai tų transliuotojų. Tai čia yra jo nuomonė ir aš manau, kad čia yra ganėtinai logiška išvada. Aš iš ties manau, kad tai galėjo padaryti, kad tai galėjo būti vidaus darbas, kad tai galėjo būti kažkurio vieno iš šių tą dieną užgrobtų kanalų buvęs galbūt darbuotojas arba net buvęs tuo metu ir dirbantis darbuotojas. Nebūtinai atleistas darbuotojas, bet, prasme, ir jau dirbantis ten darbuotojas, kuris nusprendė tiesiog tai pasielgti. Tai galėjo iš ties tai būti. Ir gal net tai ir logiškiausias atsakymas. Bet kuris iš jų tai galėjo padaryti, tiksliai vis tiek nepasakysiu. Žmonės, aš jums pavardės neduosiu. Iš ties. Tai net negaliu pasakyti, kurios iš televizijos stočių galėjo darbuotojas būti. Ar WGN TV, ar WTTV, ar apskritai iš kokios nors kitos televizijos stoties. Bet ką galiu pasakyti, kad tiesiog yra manoma, kad labiausiai tikėtina versija yra tai, kad tai galėjo šias programas pagrobti žmogus, kuris dirbo kažkurioje iš šių televizijos transliuotojų. Pas kažkuriuos iš šių televizijos transliuotojų. Taip. Tai iš esmės taip, kaip jūs galvoja žmonės, kas tai galėjo būti? Ar tai galėjo būti tiesiog, paprastas juokelis, čia taip kabutėse tariant, ar tai vis dėlto buvo kažkas daugiau, kažkas, ko mes galbūt nesupratom. Aš nežinau, vėlgi naršiau įvairiausius forumus, kai kurie žmonės mano, kad tai buvo tiesiog juokelis, kad žmonės kai kurie žmonės nusprendė pasinaudoti savo žiniomis ir nusprendė jomis pasinaudoti, prajuokinant galbūt liaudį, nežinau, ir kai kuriuose forumuose net yra teigiama, kad žmonės jų nuomonė žino, kas galėjo tai padaryti ir kad tai galbūt net yra jų pažįstami, kurie pasielgė ir padarė šitą dalyką, kad jų pažįstami ir yra šio įvykio, šio Max Headroom incidento, sakykime, pagrobimo, televizijos programų pagrobimo kaltininkai, kad jie vis dėlto tą padarė. Kad iš ties keista, kad kai kurie sako, kad aš pažįstu ir aš turiu draugų, kurie žino, kas tą padarė, bet, tai dažniausiai būna tiesiog istorijos, kurios nėra patvirtintos, tiesiog istorijos. Žinot, kaip ir šios nakties istorija. Bet šita istorija yra tikra, žmonės, aš nemeluoju, tai iš ties įvyko, tik niekas nežino, kas tai padarė. Daug kas spekuliuoja, kai kurie sako, kad žino, kas padarė, kai kurie nežino ir tiesiog įsivaizduoja, kas galėjo tai padaryti. Versijų yra daugybė, bet man kas įdomiausia, tai būtų sužinoti, kaip jūs galvojat, kas tai galėjo padaryti. Ir svarbiausia, kodėl. Nes aš tik priminsiu, kad, šiuose Max Headroom, sakykime, incidentuose, šiuose pagrobimuose, konkrečios žinutės nebuvo ištransliuota, nei motyvo, nei priežasties, kodėl tai buvo pagrobtos šitos televizijos programos, jų nėra, jų neįmanoma išaiškinti ir kaip ir minėjau, jau klausant pačio vaizdo įrašo, iš to, ką pasakoja tas personažas, neįmanoma nustatyti apskritai kažkokios žinutės, ar ne, ir iš esmės šitie transliacijų pagrobimai daugiau nepasikartoja, bent jau iš šito personažo, ir tikėtina, kad kaip ir viskas, šitos dalykas realiai ir po to išgaravo, sakykime, transliacijų istorijoje, pagrobtų transliacijų istorijoje, bet tai yra žymus ir išties keistas pagrobimas, nes vėlgi pagalvokit žmonės, kiek tai reikalauja pastangų. Tau reikia sukurti vaizdo įrašą, kuris yra keistas, ir net ir tą vaizdo įrašą sukurti reikia tam tikrų, investicijų, sakyčiau, kaip minimum reikia turėti kaukę, žinot, ar ne, ir nusifilmuoti, daryti tos visus keistus gestus ir galų gale tą vaizdo įrašą paruošti, tinkamai sumontuoti viską ir galų gale, įvykdyti tą pagrobimą, naudojant galingą aparatūrą, viską kruopščiai apgalvojant ir žinant, iš ties daug tai reikalauja pastangų ir pinigų, aš manau, ir net man keista, kaip jokios žinutės su tuo nėra ištransliuojama. Nežinau, iš ties keista. Bet taip, turėsim šitą įvykį, kaip ir daugelį kitų įvykių, apie kuriuos mes kalbėjome šioje radio stotyje, turėsim palikti nežinioj žmonės. Todėl nepykit, turėsiu dar kartą jūs palikti su tokia kaip ir tyla, su nežinia iš esmės, su neišsprendžiama mysle, kuri, manau, kiekvieną iš jūsų domina. Tai taip, žmonės, nežinau, parašykit savo nuomonę, parašykit, ką manot ir kaip manot, kas galėjo tai padaryti. Vėlgi, teorijų yra daugybė, aš jų visų nevardysiu, nes užtruksiu dar ilgiau, nei jau ir taip užtrukau.
Na, kaip ir minėjau, yra įvairiausių teorijų, kas tai galėjo būti draugai, pažįstami, gal ir jūs turit kokių nors draugų, kurie galėjo šitą padaryti, ar gal net ir padarė, jūsų nuomonę galite parašyti. Bet iš esmės teorijų yra visokių. Galų gale, jeigu paklausit manęs, tai aš jums tiesiog iš visų šitų pasakojimų aš jums tiesiog išsiųsiu vieną žinutę. Žmonės, nesielkit taip, nedarykit pagrobimų, nei radio stočių transliacijų, nei televizijos stočių, sakykime, transliacijų. Nedarykit tokių pagrobimų. Apskritai, transliuojamo turinio negrobkit, nežinau, nepirataukit taip. Tai siūlyčiau taip nesielgt, iš ties neteisėti veiksmai šiandien yra ir taip. Nebandykit užblokuoti Sol FM, žinot, tokiais būdais. Čia tiem klaipėdiečiam, kurie klausotės per FM, žinot, nebandykit mūsų transliacijų taip užgrobti su savo įranga, nežinau. Esam dar ganėtinai jauni, tai mes nesam pasiruošę patirti tokio pobūdžio, žinot, transliacijų pagrobimus, prisidaryti tokios gėdos tiesioginiam eteriui. Tai taip, čia toks prašymas nedaryti tokių dalykų. Juokingai skamba. Bet taip, žmonės, laikas man jūs palikti ramybėje, duoti pasiklausyti geros muzikos ir, jūs jau mane žino žmonės, kaip visada, susitiksime šeštadienio naktį, kalbėsime apie sąmokslo teorijas jau, kaip visada šeštadieniais. Tai taip, žmonės, sėkmės visiems ir iki.